Spontaniški klausimai numeris 7. Kokią esi padaręs klaidą, kuri dabar yra didžiausia dovana? Visų pirma, aš kažkaip tai klaidų jau taip kaip ir nebematau. Kartais galiu pamatyti, kad elgiausi nelygiavertiškai ar kažkaip tai, bet kad tai būtų klaida, aš tuo metu nelabai kažkaip ir kitaip galėjau elgtis, nes tiesiog taip suvokiau. Tai aš kažkaip taip ir nebelabai matau, kad aš ten kažką labai jau ten klaidingai dariau. Bet buvo daug dalykų, tai vienas iš buvo, tarkim, gėrimas. Aš iki 20 metų išgėrinėdavau ir nuo 20 metų mečiau, tai praėjo nemažai metų, kai nevartoju. Ir kokią man tai dovaną atnešė? Tai labai didelę dovaną, nes aš pažinau, kaip sakant, patį kvailiausią, mažiausią save, kokį įmanoma tenai pažinti, labiausiai menką ir mažiausiai vertą. Ir tas man sukūrė labai didelį poreikį siekti, vertinti, mylėti save, išreikšti save. Galima sakyti, ir dabar čia stoviu su jumis, nes 100 gramų dariau. Tai va, gerai. Tai va maždaug.